Taigi, sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Tai šiandien aš darysiu spalvotą akių makiažą. Tai aš naudosiu daugiausia, savo, jau rodžiu šitą paletę, bet tokią paletę. Užtat aš noriu dabar pabandyti ir parodyti, kaip aš sugebu pati pasidaryti savo spalvotą akių makiažą. Taigi, aš dabar pasimsiu šitą šepetėlį. Man šitas labai patinka šepetėlis, jis yra iš Wet n Wild. Čia tas, kad pramaišyti, prasklaidyti tą šešėlius. Tai aš dabar, dažniausiai aš pradedu ant visos savo akių voko, uždedu labai tokia šviesia, tokia kaip oranžinės spalvos, arba oranžinės, arba dažniausiai kūno galim spalvos, uždedu ant akies pačio viso voko. Būtinai viską reikia išmaišyti. Taip, rožinę spalvą tokią pasiėmiau ir dabar labiau į akies kraštelį dedu ir taip lengvai irgi taip sklaidau. Aš nežinau, ar mano akis labai taip mirksi, nes dažniausiai, kai aš užsimerkiu, man akis taip mirksi. Taip labai juda. Vietų mano antakiai truputį nepatvarkyti, tai va. Nes anksčiau visą laiką pasidarykite antakius, nepamirškite, nebūkite kaip aš. Nes aš užmirštu. Tai čia truputį jau yra uždėta labai mažai to želės, antakių želės, ne kažkokios kitokios. Visad nemoku savo dviejų antakių padaryti lygiai tokių pačių. Man jie visą laiką gaunasi skirtingai, bet nesvarbu. Grįžtame prie akių šešėlių. Būtų labiau, aš dabar tokia violetinė naudoju. Nežinau, ar matosi, bet čia tokia violetinė pala. What? Jinai ant rankos atrodo kaip ruda, bet čia iš tikrųjų violetinė, aš jums prižadu, čia violetinė. Palaukit, aš jums įrodysiu. Va, matot, labai tamsi tokia violetinė tokia. Pasimkit, kokią turit violetinę, geriausia tokia šviesesnė, nes tamsi gausis, tokia tada tamsesnis iškart makiažas, tada gal vakarinis gausis makiažas, o ne dieninis. Bet, nežinau, tiks ir toks, kokį aš turiu. Tokį, kokį jūs turit. Nepasidarykit, kad neatrodytų kaip mėlynė, bet šiaip jeigu ką mes galime ištaisyti tiesiog su kokiu vatos to tamponėliu arba ausų krapštukui, taip lengvai tada uždėti tą micelinį vandenį ir tada lengvai taip nuvalyti ir paskui užsidėti maskuoklį kažkokį, kokį jūs turit. Tai aš jeigu ką taip ir padarysiu, jeigu pamatysiu, kad aš kažkur klaidelių padarau, o aš dažniausiai taip ir padarau. Būna, man visą laiką klaidos. Nes, pavyzdžiui, man neįmanoma lengvai pasidaryti akių makiažą, man visą laiką kažkas atsitinka. Byra čia tie šešėliai, žinot, kai čia taip matosi, gal nesimato, bet vyra, tai būna po akim. Tokia turiu violetinę. Čia violetinė, gal ant kameros atrodo kaip raudona, bet aš prižadu jums, tikrai prižadu, čia yra violetinė. Tokia violetinė į rožinę, vadama. Atrodo kaip violetinė? Ne, čia šiaip iš tikrųjų ne violetinė. Tokia jau rožinė toks jausmas. Aš bijau, kad aš čia per daug ryškiai pasidarysiu. Tai va, tiesiog taip vis taip lengvai einam link vidurio, bet ne per greitai. Jeigu jūs eisit per greitai į vidurį, jūs galite per daug ryškų vidurį padaryti, o mes norime čia ryškiai, bet iš šonų ryškiai, tada vidurys truputį mažiau ir tada šitoj vietoj visiškai jau turi būti šviesų. Nes mes norim padaryti tokį kaip, aš nežinau kaip jis vadinasi, tas toks spalvų kaip
žaismas. I don't know. Kol kas taip, aš naudosiu tokią visiškai šviesesnę, gal net nežinau kaip čia pasakyti šitą spalvą. Parodysiu jums kokią aš naudosiu. Aš tokia labai šviesą. Aš ją taip sumaišysiu su šita, kur dabar turiu. Ir tada, pamatysit, aš dabar bandysiu padaryti, ką aš planuoju. Tai aš bandysiu. Tikiuosi nesugadinsiu. Aš tiesiog taip lengvai į vidurį dedu ir maišau su ta kita spalva. Aš viską, savo ranką naudoju kaip tą paletę, žinot. Kai dailininkai naudoja tas maišymo tas paletės, tiksliai nežinau kaip jas vadinasi, bet aš naudoju savo ranką, nes geriausias dalykas naudoju. Ok, tai gaunasi taip kol kas ir tada į patį galiuką šitą aš pasimsiu kitą mažą tokį šepetėlį. Ir tada aš įdėsiu tokią labai šviesą. Čia pati šviesiausia yra spalva. Šitą kažkokią šviesą naudoju. Tai va, šitokia. Ir taip atsargiai irgi patapšnoju į savo ranką. Aš žinau, kad man netinka prie mano megztuko. Bet aš nepagalvojau, kad aš darysiu tokį rožinį makiažą. Tai atsiprašau, kad netokia spalva apsirengusi. Tada, ką aš labai noriu panaudoti, tai yra labai gražų tokį blizgutį. Tikiuosi, kad man įstiks. Hopefully. Tai aš irgi truputį ant savo rankos patapšnoju. Pažiūrėkit, koks gražus. Oh my god, it looks beautiful. Aš patiriu kažkokį patį gražiausią, nuostabiausią jausmą pasaulyje. Oh my gosh, kaip gražu. Ok, tai dabar greitai pabaiginėjom savo makiažą. Tai aš truputį mažai uždedu čia. Ir čia. Vai, truputį ne taip, bet. Ir dabar išblendinam. Gaunasi mano makiažas. Taip gaunasi. Ir aš truputį užsidėsiu skaistalų, kad atrodytų mano nebaltas veidas, tai naudosiu tokius skaistalus iš Makeup Revolution, Peach Bliss. Tai persiko kažkoks spindesys. Aš tiksliai nežinau, kaip jis įsiverčia, bet aš manau, kad čia yra persiko, kažkas su persiku susiję. Taigi labai lengvai taip pat apšnoju. Aš labai dabar, kaip sakau, dažnai, man atrodo, sakiau savo praeitam vaizdo įraše, kad aš labai dažnai naudoju tokios labai paprastas tokias spalvas, ten rudą, ten oranžinę, tai pasidažyti, tai dabar smagu, man labai patiko. Bet va, prieš paskutinis dalykas yra dar, truputį lūpas keistas, bet labai mažai įsidėsiu šitokio. Kol kas gaunasi toks makiažas. Tikiuosi, kad šitas vaizdo įrašas jums patiks. Ir jūs gal norėsit išbandyti kažkokį panašų įvaizdį į mano. Dar prieš pabaigiant norėjau pasakyti tik tą, kad jeigu labai norite, galite peržvelgti mano Vinted paskyrą. Tai jinai vadinasi šitaip. Tai tenais aš parduodu įvairias prekes, tai ten drabužiai, kiti smulkus daikteliai. Tai jeigu jūs labai norit, galit peržvelgti. Ir aš labai būsiu dėkinga, jeigu jūs norėsit ir nusipirkti kažką iš manęs. Nes jeigu ką galit paprašyti, pavyzdžiui, manęs kokios nuolaidėlės, galiu pritaikyti jums ir padaryti mažesnę kainą. Tik tada būtinai reikia susitarti, parašyti man žinutę. Tai dar norėjau pasakyti, tai labai dėkui visiems, kas žiūrėjote ir
Susitiksime kitose vaizdo įrašuose. Ate.